Rodski žodžius. Norėčiau dabar pakviesti į tribūną Lietuvos žydų litvakų bendruomenės pirmininkę Fainą Kukliansky. Labai diena, gerbiamas Seime. Dėkoju už tai, kad ši sesija, speciali sesija vyksta. Dėkoju Seimo pirmininkiai ir už sesiją, ir už jautrią kalbą. Ir bandysiu pasisakyti Lietuvos žydų bendruomenės vardu apie atmintį. Man atrodo, kad Lietuvos žydų istorijos Vilniaus geto atminimas lengva ranka supaprastinamas iki minėjimų ir ekskursijų. Oficialių protokolinių valdžios atstovų minėjimų ir interaktyvių ekskursijų užsieniečiams. Abiem užtenka 1,5 valandos. Dabar čia visi irgi susirinkome, kad oficialiai paminėtume prieš 80 metų įvykusi Vilniaus geto sunaikinimą. O aš kviečiu, raginu jūs Vilniaus getą neminėti, o atsiminti. Tam neužtenka tik žinoti Vilniaus geto ribas, nors ir tai būtų sveikintina pradžia. Vilniaus getas nėra tik teritorija, gatvės ir namai senamiestyje. Visų pirma, ten gyveno žmonės. Sakau gyveno, nors nėra žodinio žodžio apibūdinanti būvį tų, kurie prievarta buvo iškeldinti iš namų, pasiėmę tik tai, ką gali panešti ir suvaryti į siauras gatveles, ankštus butus, jei pasisekė gauti butą, tiksliau kambarį, koridorių ar sandėliuką, kuriame jie šalo, ne tik dėl to, kad nebuvo kuo kūrenti, bet ir dėl nuolatinės mirties grėsmės. Bet noras gyventi buvo stipresnis, todėl Vilniaus getas yra ne tik mirties, bet ir gyvenimo istorija. Yra tų, kurie klausia, kaip galima mirties akivaizdoje eiti į teatrą, koncertą, parodas. Kaip galima kurti, kodėl verta skaityti knygas, kokia prasmė mokytis, kai kitą dieną gali mirti, kam gydyti ligonius, jei rytoj juos nužudys. Yra tų, kuriems pasiduoti, susitaikyti paprasčiau. Bet Vilniaus getas niekad nepasidavė, jis buvo žiauriai sunaikintas. Pastatai ir gatvės susprogdinti, žmonės dėja nužudyti paneriuose arba išvežti lėtai mirti koncentracijos stovyklose. Kas liko? Minėjimai? O aš sakau, liko atmintis. Lentelė kabanti ant namo Žemaitijos ir Mikalojaus gatvių sankryžoje kukliai primena apie Vilniaus geto pasipriešinimo judėjimą. Iš tiesų tai įspūdingas, kelis metus trukęs, mirtinai pavojingas šimtų žmonių darbas, ruošiantis neįmanomai kovai su nacių režimu. Nemanau, kad jie naiviai tikėjosi laimėti, bet jie tikrai nesutiko pasiduoti be kovos. Leiskite pacituoti Viktorą Frankelį. Tuo, kad žmogus pasitinka neišvengiamą likimą, o kartu su šiuo likimu ir jo skirtą kančią, kaip tik tuo atskleidžia daugybę galimybių prasmingai formuoti gyvenimą, net sunkesnėmis aplinkybėmis, net paskutinę gyvenimo minutę. Abos Kovnerio, Šmerkės Kačerginskio, Fanios Brancovskos, ji vis dar su mumis, gyva Vilniaus žydų bendruomenės tragedijos liudininkė. Ir kitų geto kovotojų pasirinkimas prisijungti prie pasipriešinimo judėjimo tuo metu reiškia tik vieną. Mirtis gete
pakeičiama į mirtį miškuose. Tie, kurie išgyveno, pradėjo naują kovą, kuri tęsiasi ir dabar. Išsaugoti atmintį. Šiandieną jau tradicija tapo iniciatyva skaityti Vilniaus geto kalinių sąrašus ir garsiai ištarti vardus ten įkalintų žmonių. Noriu tikėti, kad jūs žinote bent vieno Vilniaus geto kalinio vardą. Noriu tikėti, kad žinote apie miesto inžinierių Šmuelį Kaplinskį, požeminiais kolektoriais išvedusiais iš geto pasipriešinusius naciams žydus. Noriu tikėti, kad žinote, kurioje vietoje buvo įsikūręs Vilniaus geto teatras, kuriame Vilniaus senamiesčio kieme augo vienintelis gete likęs žaliuoti medis, kurioje gatvėje stovi 100 000 knygų išdavusi geto biblioteka, geto mokyklos, ligoninės pastatai ir daug kitų vietų, kurių atminties sunaikinti negalima. Noriu tikėti, kad jums žinomi yra knygų brigados žygdarbiai, gelbėjant ir išsaugojant neįkainuojamąją žydų kultūros lobyną, kuriuo dabar didžiuojasi Ivo institutas Niujorke. Noriu tikėti, kad jūs žinote, kas buvo Juozas Stakauskas, vienuolė Marija Mikulska, Irona Šimaitė, bibliotekininkas Ulpis. Jei nuleidžiate akis ir jums manęs klausytis nepatogu, kviečiu iki kito minėjimo skirti bent truputį laiko Vilniaus geto atminčiai. Skirkite 1,5 dienos perskaityti bent vieną knygą ar dienoraštį, išlikusi tam, kad liudininkų akimis papasakotų mums apie Vilniaus geto gyvenimą ir sunaikinimą. Skirkite 1,5 valandos aplankyti žydų istorijai ir kultūrai skirtus muziejus arba ekskursijas po Vilniaus getą, juk savo miestą pažinti verta ne tik užsieniečiams turistams. Per daug? Skirkite 1,5 minutės sustoti prie atminimo akmenų senamiestyje, žyminčius namus, kuriuose gyveno Vilniaus žydai. Perskaitykite ir atminkite bent vieną vardą ir tada kitąmet mes visi jau neminėsime, o atsiminsime. Šiuose minėjimuose dalyvauju jau ne vienerius metus. Nedaug kas keičiasi, nebent dalyvių veidai. Mažai keičiasi ir mano kalba. Tiksliau, metai iš metų mano kartojami prašymai. Adekvatus Panerių įamžinimas muziejuje ir toliau lieka tik planuose. Norintis sužinoti baisę šios žudynių vietos paslaptį, turi iš anksto tartis su mažo silikatinio plyto namelio 10 000 žmonių mirties vietoje esančio muziejaus prižiūrėtojais. Paminklo įamžinančio žydų gelbėtojus nėra, o juk reikia jo ne man, ne žydų bendruomeniai. Jo reikia Lietuvai, kad pagerbtų vienus iš drąsiausių ir labiausia užmirštų savo piliečių. Žmonės, kurie rizikavo savo šeimos gyvybę, ryžosi priglausti neabejotinai mirčiai pasmerktus žydus. Jie aukštai iškėlė žmogiškumo, atjautos ir drąsos kartelę. Todėl jie yra ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio teisuoliai. Jei tiek dešimtmečių nepavyksta pagerbti jų tiesiogiai, tai bent jau baikime gerbti tuos, kurie siejo mirtį ir neapykantą žydų tautai. 80 metų yra daug, bet ne per daug, kad pamirštume antisemitizmo keliamą grėsmę. Ne per daug, nes dar yra gyvų žmonių, savo akimis su siaubu mačiusių, prie ko priveda antisemitiški pasisakymai iš valdžios tribūnų. Šiandieną tokie pasisakymai mums turi kelti ne baimę, o pasišlykštėjimą ir pyktį. Besąlygiškas pasmerkimas yra vienintelė įmanoma reakcija į neapykantos kalbas, kurių dėja girdžiu vis daugiau. Ar kiti negirdi? Ar girdi, bet tyli? Baisi yra tyla, kaupiantis neapykantos audrai. Todėl sakau, atsiminkime. Praeities nepaslėpsi.
Simboliška, kad praėjus tiek metų po žydų bendruomenės sunaikinimo, iš posilikatinių priespaudos plytų atsivėrė senosios Vilniaus sinagogos pamatai, o Panerių žemė atskleidė naują nusikaltimų įrodymą, dar vieną mirties duobę. Dabar, kai praėjo jau 2 kartus po 40 metų nuo beveik totalaus Lietuvos žydų bendruomenės sunaikinimo, kai pasikeitė mažiausia 2 kartos, gal jau turime drąsos nuristi sąžinę slegiantį gėdos akmenį. Ačiū.